90-ieji, iškart po laisvės atgavimo. Periodas, kai steigėsi didžiausios Lietuvos gaujos. Nusikaltimai, neramumai, bet nedaug kas buvo pasiruošę tam, ką padarys mažai žinoma psichogauja iš Šiaulių. Psichogauja jie buvo vadinami, nes vadovavo jiems toks Saulius Kerys, kuris mėgdavo apsimesti psichikos ligonių, kad išvengtų bausmių. 1993 metais viskas prasideda. Hilarijus Sasnauskas, pravarde Lerukas, buvo tikras šulas. Tokie šulai dažnai vienas kitam, užkliūna. Ir čia kitaip nebuvo. Matote, dar 1984 metais Sasnauskas kreipėsi į Telšių miliciją, taip, dar tais metais buvo milicija, Hilarijus pranešė, kad už baudžiamosios bylos nutraukimą Gediminas Jackas, pajūrio verslininkas ir kurhauzo vienas iš savininkų, reikalauja kyšio. Tyrimą dėl kurstymo duoti kyšį pradėjusi milicija netrukus užfiksavo vyrų pokalbį ir baudžiamąją bylą perdavė į Mažeikių teismą. Jackas tada buvo pripažintas kaltu dėl kurstymo duoti kyšį, o už šį nusikaltimą teismas jam skyrė realią laisvės atėmimo bausmę. Pagal visus duomenis, Jackas negalėjo atleisti Sasnauskui už tokį įkalinimą. Todėl, dar sėdėdamas už grotų, buvo verslininkui atsiuntęs grasinantį laišką. Jackas išėjęs į laisvę, kreipėsi pagalbos į tokį vieną labai įdomų veikėją Kaune – Joną Bielskį. Jackas parodė, kur Sasnauskas gyvena bei dirba, su kokiu automobiliu važinėja. Netrukus atsirado toks Žemaitijoje gerai žinomas nusikaltėlis Saulius Kerys. O tas turėjo dar ir savo bendrų, kurie žinoma buvo pasiruošę žudyti. Taip, jie tykojo dviese, laukė, kol Sasnauskas grįš iš darbo. Pagaliau, kai vyras su savo dukra parsigavo namo, buvo puolimo laikas. Iš automobilio VAZ išlipusį Leruką žudikai paleido du šūvius vieną po kito. Iš jo taip pat buvo pagrobta didelė suma pinigų ir pasišalinta. Sasnauskienė išgirdusi šūvius pravėrė duris, rasdama vyrą gulintį kraujo klane, o dukteriai klykiančią iš panikos. Bet Bielskis ir Jackas iš pradžių savo verslą kūrė kiek kitaip. Jie, žadėdami įtraukti į pelningą verslą, įkalbėdavo verslininkus paimti iš bankų didelės paskolas, o pinigus atiduoti aferos sumanytojams. Po kurio laiko paskolas paėmę verslininkai dingdavo be pėdsakų arba būdavo nužudomi, o milijonai likdavo Jackai ir Bielskiui. Taip, užkibęs ant sukčių kabliuko, be žinios dingo rimtas verslininkas. Edkor bendrovės savininkas Edmundas Korsakas, 30-metis vyriškis, dingo 1992 metų gegužės 16 dieną. Tuo pačiu metu dingo ir pinigus iš Korsako paėmęs bei kauniečiams padavęs Bielskio pažįstamas Algis Pimpis. Bet šiandien apie Skerių šeimą. Taip, šeimą, nes netruko ilgai, kol į savo veiklą Saulius Kerys įtraukė ir vyresnį savo sūnų, Audrių Skerį. Iki pat 1998-ųjų ši psichogrupuotė nepadarė labai didelių nusikaltimų. Oi, rankų sudėję tikrai nesėdėjo. Reketavo, vogė, smurtavo, turėjo daugybę šaunamųjų ginklų, šaudmenų bei sprogmenų, bet jokių rimtų žmogžudysčių ar grobimų nebuvo. Viskas pasikeitė 1998 metų rugpjūčio 8 dieną. Juvelyrinių dirbinių dirbtuvės Šiauliuose, Vytauto gatvėje. Darbas ėjo į pabaigą. Bet čia skambutis į duris. Žinoma, vyras atidarė, bet nespėjo nė žodžio pratarti, buvo įstumtas į vidų kaukėto aukšto vyro. Juvelyras nebuvo pirmoje jaunystėje, tad nesugebėjo pasipriešinti, o paskui kaukėtą vyrą sekė dar du. Kai juvelyras pragriuvo ant žemės, 3 vyrai pradėjo jį daužyti metaliniu strypu aptrauktų odą ir pistoleto rankeną. Gavo visur, į galvą, į šonkaulius, bandė gintis, bet užpuolikai nenusileido. Visgi vyras neprarado sąmonės. O to nusikaltėliams ir reikėjo. Tuoj atsirado virvės. Buvo surištos juvelyro rankos ir kojos, jis pasodintas ant kėdės, ant galvos užmauta kaukė, o į smilkinį įremtas pistoletas. Viskas paruošta. Dabar sakyk, kur laikai pinigus ir kitus vertingus daiktus, nes kitaip iš atrakinto seifo susišlavę auksą, čiupę kitas vertybės, niekdariai išsineždino. Plėšimas truko vos kelias minutes. Auksą banditai pasidalijo į 4 dalis. Dalį aukso nusikaltėliai pardavė uostamiestyje, o vienas jų iš savosios dalies pasigamino grandinėlę ant rankos. O kodėl 4 dalis? Per tiek metų Saulius Kerys tapo labiau organizatoriumi negu vykdytoju. Tad jis tik viską suplanavo, o pasiuntė sūnų Audrių
Marką Kardišauską ir dar vieną veikėją. Tiek išnešto lobio užteko šiek tiek pasisotinti psichogaujai. Nors ir buvo gal labiau galima vadinti skėrių šeimos gauja, na, kad ir kaip ten bebūtų, vėl pas juos užvirė kraujo troškimas. 2000 metai, balandžio 11 diena. Rima Bielskienė tvarkėsi savo bute. Skėrys ir bendrininkas Kardišauskas pasibeldė į duris. Moteris jas pravėrė nieko neįtardama, o užpuolikai išsiveržė į vidų, panaudodami smurtą prieš moterį. Skėrys metaliniu stripu, gal net tuo pačiu, kurį naudojo juvelyrų užpuolėme, sudavė į pakaušį. Kas keiščiausiai, moteris nesipriešino, norėjo, kad tik užpuolikai įsinešdintų. Bet ne tokie šie monstrų planai. Moteriai lipne juosta buvo surištos rankos ir blauzdos, o tada ji buvo paguldyta į lovą ir Kardišauskas ją uždusino. Nusikaltėliai bute tikėjosi rasti 50 000 litų, tačiau surado papuošalų ir daiktų tik už 13 000 litų. Bielskių šeima gyveno Šiauliuose, Lyros gatvėje stovinčiame 20 numeriu pažymėtame daugiabutyje. Jų 4 kambarių butas buvo 13 aukšte. Tądien vyresnysis Bielskių sūnus svečiavosi kaime, o jaunesnysis apie 11 valandą dienos grįžo namo. Paauglys nustebo, kad kiek jis beskambino, buto durų niekas neatidarė. Vaikinas žinojo, jog mama tikrai turi būti namuose. 14-metis paskambino į parduotuvę tėvui. Bielskis irgi nekartą mėgino skambinti į butą žmonai. Verslininkas sunerimo, kai niekas taip ir nepakėlė telefono ragelio. Vyras nutarė parvažiuoti į namus ir apžiūrėti. Apžiūrėjęs, rado savo žmoną negyvą lovoje. 2 aukos ir begalė kitų nusikaltimų. Bet kai policija nesugebėjo jų susekti, matyt, psichogauja jautėsi nesustabdoma, nes nepraėjo daug laiko, kai ir vėl buvo pralietas kraujas. 2000 metų birželis tapo jau nebe nekaltų žmonių skerdynėmis, bet kovomis su kitomis nusikalstamomis grupėmis. Apie 1990 metus Kaune susiformavo Ramaškinių grupuotė, kurios lyderiu tapo Ramūnas Kuzminas. Grupuotę daugiausiai sudarė sportininkai ir ji buvo siejama su reketu, smurtiniais nusikaltimais bei užsakomomis žmogžudystėmis. 1992 metais prasidėjo vidiniai konfliktai ir kruvini susidorojimai. Tais metais buvo pasikėsinta į vieną grupuotės lyderių – Vidmantą Urniką. Tad autoritetas tarp kitų grupuočių klibėjo. Gal tai ir davė drąsos, jog 1994 metais antrasis skėrio gaujos vadeiva Viktoras Mula kartu su bendrininkais apiplėšė Ramūno butą ir iš jo žmonos reikalavo pinigų. Tai buvo daroma, norint sumažinti Ramaškės įtaką grupuotėje. Tuo metu jis laikė 150 000 JAV dolerių grupuotėje priklausančių pinigų. Kai kartą Ramaškė pateko į areštinę, Mula su sėbrais tuo ir pasinaudojo. Persirengę policininkais, jie be vargo pateko į jo butą ir iš Ramūno žmonos Kristinos pareikalavo pinigų. Mula ir Vytautas Raudonis buvo sulaikyti nusikaltimo vietoje ir nuteisti. Natūralu, kad po šio įvykio tarp Ramaškės ir Skėrio grupuotės kilo ilgalaikis konfliktas. Tu gyvas tol, kol sėdi už grotų. Tokius Kuzmino žodžius Pravieniškių kolonijoje kalėjusiam Mulai perdavė kiti nuteistieji. Žinoma, Mula planavo, kaip atsikratyti Ramaškės dar prieš išeinant. Na, kad netektų prarasti galvos tik atgavus laisvę. Bet planai yra viena, o kalėjime juos įgyvendinti gan sunku. Tai kai Mula išėjo iš kalėjimo 2000 metais, Ramaškė buvo gyvas ir laisvas. O tai buvo labai pavojinga. Net pareigūnai tai suprato, todėl Mula buvo paleistas skirtingomis valandomis nei visi kiti kaliniai. Prie Mulo iš karto sustojo keli automobiliai. Susirinko visi draugai, veždamiesi ginklus ir pasiruošę ginti mafijos Mulą. Bet išpuolio ar susišaudimo, kaip kokiam Hollywoodo filme, nebuvo. Viskas baigėsi gerai. Na, tik ne Ramaškei, nes Mula buvo piktas. Pasigrėbė mūsų gerbamąjį Saulių Skerį ir pradėjo sekti Ramaškę. Sužinojo dienotvarkę, kur leidžia laiką, ką daro, kada grįžta namo. Sekliai iš jų buvo gan neblogi, nes pavyko surinkti visą informaciją, nesukeliant jokio įtarimo. Ramaškės namas buvo prie prekybos centro Metropolis. Ten, esančioje mašinų aikštelėje, jis laikydavo savo automobilį. Patogu, netoli namų, bet gan atvira ir pavojinga. Birželio 16-ąją Ramaškės žmona Kristina Kuzminienė norėjo kažkur išvažiuoti su savo mažamete dukterimi.
Pats Ramūnas niekur neplanavo keliauti. Šiandien bus namie. Bet žmonai besirašant, Ramaškė sulaukė skambučio. Iš to, kaip jis kalbėjo, buvo galima suprasti, kad tai artimas žmogus. Jie kažką tarėsi. Dabar Ramaškė reikėjo taip pat iškeliauti. Sutuoktiniai tuomet naudojosi vienu automobiliu. Todėl Kuzminas susiruošė važiuoti kartu su žmona ir dukterimi. Eidama prie mašinos, Kuzminienė sustojo prie spaudos kiosko nusipirkti laikraščių. Ramaškė keliavo su dukterimi, o prie aikštelės jau laukė Skėrio ir Mulo grupė. Buvo saulėta diena. Ramūnas priėjo prie automobilio, pasodino dukterį ant galinės sėdynės, o užpuolikai tuo metu iššoko iš slėptuvės ir paleido virtinę kulkų tiesiai Ramaškei į galvą. Dukra pradėjo klykti. Ramaškė jau po pirmos kulkos į galvą buvo nebegyvas. Darbas atliktas. Nusikaltėliai pasišalino. Skubėdama prie automobilio, Kuzminienė tarpuvartėje pamatė du tamsiai vilkinčius vyrus. Ji tik prasilenkė su savo vyro žudikais. Kuzminieniai pribėgus prie mašinos, mažametė duktė sėdėjo ant galinės sėdynės ir verkė, o kraujo kalne gulintis jos vyras jau buvo nebegyvas. Kai buvo pasirūpinta tokiais konkurentais, psichogauja vėl galėjo grįžti prie plėšimų. 2000 metų rugpjūčio 18 dieną Alma Zinkutė, tuo metu 45, buvo privačios vaistinės Jautra provizorė, direktorės pavaduotoja. Buvo penktadienis, apie 16 valandą. Vaistininkės Alma kvietė išgerti kavos, tačiau paaiškinosi, jog skubanti aplankyti tėvų, provizorė sėdo į nuosavą automobilį ir išvyko. Kolegės žinojo, kad Alma dažnai savaitgalis važiuoja pas tėvus, gyvenančius ant Ežerių kaime, Kėdainių rajone. Tad nieko keisto, kolegės tame nepastebėjo. Penktadienis kaip penktadienis. Deja, Alma jas matė paskutinį kartą. Vaistininkės tėvai buvo iš anksto susitarę dėl dukros vizito, todėl jai nepasirodžius iki šeštadienio ryto, visi labai sunerimo. Tėvai būgštavo, kad dukra arba pakliuvo į avariją, arba jei kas nors atsitiko jos 2 kambarių bute, kur moteris gyveno viena. Paskambinę Zinkutės bendradarbiai, turėjusiai Almos buto raktus, tėvai šios moters paprašė užsukti pas Almą ir pažiūrėti, kas visgi nutikę. Nieko nelaukęs, bendradarbės vyras nuvažiavo į Gardino gatvę. Kiek jis beskambino, į 37 namo 106 buto duris, jų niekas neatvėrė. Matot, tą penktadienio vakarą grupuotė jau laukė Almos grįžtančios namo. Buvo nusitaikę į ją dėl galimai turimų pinigų. Alma, žinoma, nieko neįtarė. Priėjo prie savo durų, išsitraukė raktus ir tuo pat momentu buvo užpulta ir apsvaiginta. Vyrai greit pasinaudojo raktais. Įstūmė Almą į jos pačios butą ir pargriovė ant žemės. Žinoma, pirmas klausimas buvo, kur laikai pinigus ir kitus vertingus daiktus. Moteris panikavo, kažką bandė aiškinti, prašyti pasigailėti, bet ir taip viskas truko per ilgai. Daug ilgiau nei gauja norėjo. Kažkieno rankose tada atsirado pistoletas su duslintuvu. Dar kelios akimirkos ir tada 3 šūviai. Vienas pataikė moterį į krūtinę, kitas pervėrė pilvą, o trečiasis, mirtinas, buvo tiesiai į galvą. Po šios žiaurios egzekucijos plėšikai lavoną uždengė antklodę, užrakino buto duris, sėdo į Almos 10 metų senumo Toyota Corolla ir išvažiavo. Tuo metu nusikaltimas iš karto užstrigo, nes nepavyko rasti nė vieno pėdsako. Tik po 3 metų pavyko atrasti pas Sauliaus Skėrio sugyventinę unikalius auskarus, pagrobtus iš Almos buto. 4 žmogžudystės jau buvo Sauliaus Skėrio sąskaitoje. Nors dar jo ir Mulo grupuotė pasispardė po šio nusikaltimo, kilpa ant jų kaklo veržėsi. Bet tik 2004 metais buvo pradėta iš tikro domėtis ir nagrinėti šių nusikaltėlių bylas. Grupuotėje, kurioje buvo tėvas ir sūnus, Mulas, kuris atitiko šventąją dvasią, ir dar velnias žino kiek šlykščių žmonių. Bet dar ne tik keistų dalykų bylos nagrinėjime liko. Skėrių šeima dar praras ir 3, paskutinį savo vyrą nusikaltimų liūnę. Iš tikro, didelė dalis šių nusikaltimų buvo atskleista dėl to, kad Jonas Bielskis, jau minėtas Kauno mafijos šulas, pradėjo kalbėti ir tapo saugomu liudytoju. O kai jis pradėjo kalbėti, viskas pradėjo rištis į vieną istoriją. Bielskis jau buvo pabėgęs į Rusiją. Tačiau 57 metų Bielskį Sankt Peterburgo mieste sulaikė Rusijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos pareigūnai. Tai buvo padaryta gavus Lietuvos kriminalinės policijos biuro informaciją ir prašymą. Kaunietis buvo sučiuptas prie metro stotelės, kai išėjo iš nuomojamo prabangaus buto pasivažinėti po miestą.
Tuo metu priejo civiliniais rūbais vilkintys Rusijos policininkai. Paprašė dokumentų. Vis dar nieko blogo neįtardamas, lietuvis išsitraukė pasą, kuriame buvo panašaus į jo žmogaus nuotrauką. Atlikę kratą, Bielskio nuomojamame bute pareigūnai rado įvairių dokumentų ir didelę sumą pinigų. Paaiškėjo, kad jo pateiktas pasas nėra padirbtas, bet priklauso vienam labai panašiam į Bielskį vyriškiui. Aišku, Skerys turbūt nesitikėjo, kad bus išduotas taip, nes Bielskis buvo geras Skerio draugas ir bendražygis. Pavyzdžiui, kaip draugas Jonas Bielskis ir Algis Žemaitis, pravardė Kukas, susipyko per kortas, Kukas, pralošęs Bielskiui $10,000, nesiruošė tų pinigų atiduoti, o apkaltino Bielskį sukčiavimu. Tada mafijos vadas smarkiai užsirūstino ir paprašė Skerio, kad šis pamokytų išsišokėlį. Kaip teigė Bielskis, jis norėjo jį tik tai pagąsdinti. Skerys sugalvojo padaryti tai savaip. Po Kuko automobiliu pakišo bombą. Visa laimė, kad detonatorius nesuveikė. Antraip ir Žemaitis ir prie vairo sėdėjusi jo žmona būtų išlėkę į orą. Ir dar būtų pridėta viena auka prie šios bylos nagrinėjimo. O ji jau ir taip buvo chaosas. Pagrindinis bylos dėl nužudymų nagrinėjimas Vilniaus apygardos teisme užtruko. Pirmasis šios bylos posėdis įvyko 2009 m. vasarį. Byla ilgai nagrinėjama dėl savo, sudėtingumo ir teisėjų kolegijos kaitos. Na, o kodėl tie teisėjai keitėsi? Iš pradžių kaltinamųjų buvo tiek daug, kad jiem reikėjo labai daug advokatų, kurių valstybė tiesiog negalėjo leisti savo pasamdyti. Tad viskas nusivilko. Pirmąjį normalų bylos nagrinėjimą sužlugdė dėl girtumo teisme darbo netekęs teisėjas Zenonas Birštonas. Taip, teisėjas prarado darbą, nes buvo girtas. Va čia tai laikai buvo. Kitą kartą procesas sugriuvo, kai kaltinimų paėmus kyšį sulaukė tuometiniai teisėjų kolegijai vadovavęs Richardas Skirtunas. Ir taip, jo vardas yra ne Richardas, bet Richardas su š raide. Nežinau kodėl, gal jo tėvai nemėgo. Tad tik trečią kartą pavyko normaliai išnagrinėti bylą ir nuteisti nusikaltėlius. Generalinės prokuratūros, organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento ir kriminalinės policijos ištirtoje byloje yra 12 nusikalstamos veiklos epizodų. Nusikaltimai padaryti 1992–2001 metais įvairiuose Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Palangoje, Raseiniuose, Telšiuose, kur tik šie šlykštynės nebuvo. Kaltinimai dėl sunkių nusikaltimų padarimo buvo pateikti 13 asmenų. 5 iš jų kaltinti buvo ginkluotos banditų gaujos nariais. O bendrai tėvas Skerys buvo įdomi asmenybė. Galėjo nužudyti dėl menkiausios smulkmenos. Jis buvo puikus šaulys ir geras psichologijos žinovas, kadangi vyras žinojo, jog gyvendamas tokį gyvenimą vis tiek vieną dieną įklius, todėl studijavo medicinos knygas, kad galėtų apsimesti psichiniu ligoniu ir būtų nepakaltinamas. Ir ne kartą jam yra pavykę apgauti gydytojus. Šie nuspręsdavo, kad banditas negalėjo suprasti savo veiksmų. To tikėjosi ir šį kartą. Ir gal net būtų pavykę išsisukti. Tik problema buvo tai, kad Saulius Skerys teismo metu patyrė insultą ir mirė. Taip, tai byla jam buvo nutraukta ir vienas Skerys paliko šį pasaulį. Antras Skerys, Audrius Skerys, taip pat kaip ir Markas Kardišauskas ir Šarūnas Juodžbalis, gavo kalėti iki gyvos galvos. Tai techniškai nebėra ir antrojo šeimos vyro. Bet turbūt nepatikėsite, kad ir trečias sūnus, Dainius Skerys, nusekė tiek brolio, tiek tėvo pėdomis. Taip, mielasis Dainius, jis vis dar tarp Lietuvos ieškomiausių nusikaltėlių. Matote, 2007 balandžio 12 dieną jauniausias Skerys, būdamas 17-metis, su metais vyresnė mergina, panaudodamas fizinį smurtą iš savo bendramžio pagrobė mobilųjį telefoną. Tada, spalio 30-ąją, Skerys su 2 draugais Aušros alėjoje ir Tilžės gatvių sankryžoje sumušė ir apiplėšė 18-metį. Taip pat pagrobė mobilųjį telefoną. 2008 metais įvykęs teismas už šiuos nusikaltimus jam skyrė 2 metus ir 1 mėnesį nelaisvės. Tačiau bausmės vykdymą atidėjo 3 metams, paskirdamas auklėjamo poveikio priemonės. Dainius buvo įpareigotas
50 valandų dirbti nemokamus darbus sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose. Nuo 23 iki 6 valandos būti namuose ir be šios priemonės vykdymą kontroliuojančių institucijų žinios nekeisti gyvenamosios vietos. Spėkite, kaip buvo. Vaikinas šių teismų įsipareigojimų paprasčiausiai nevykdė. Taip pat be pareigūnų žinios pakeitė gyvenamąją vietą, nenurodydamas naujos gyvenamosios vietos adreso. Todėl 2009 m. Liepos pradžioje Šiaulių apygardos teismas priėmė nutartį panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir skėrį pasiųsti už grotų. O kadangi vaikinas nuo pareigūnų slapstėsi, buvo paskelbta jo paieška. Ir ji vyksta iki šiol, nes jokių duomenų apie teismą ar sugavimą rasti tiesiog nepavyksta. Tad tėvas mirė, vyresnysis brolis visą gyvenimą praleis kalėjime, o jaunuolis Dainius niekada negali vėl pilnai egzistuoti, nes iškart bus sulaikytas ir pasodintas į kalėjimą. Tad vaiduoklis, gyvas ir ne, kuris dabar gali kaip tik žiūrėti šį video. Na ką, dėkui, kad žiūrėjote dar vieną video. Pradėjau domėtis Lietuvos ieškomiausiais nusikaltėliais. Taip atradau Dainių. O tada jis nuvedė į šitą kruviną istoriją, apie kurią net nebuvau girdėjęs. Psicho gauja, egzekucija Laisvės alėjoje ir senelis Bielskis, visus išduodantis. Jei ši istorija nereikalauja ekranizacijos, tai jau nežinau, kuri labiau tiktų. Na, o ką jūs manote? Ar žinote šiuos veikėjus? O gal norėtumėt, kad padaryčiau apie šiame video minėtus nusikaltėlius detalesnius video? Jei taip, tai palikite komentarą. Ir eikite, leidžiu padiskutuoti visiems. Gerai, gana šnekėti nesąmonės. Dar kartelį dėkui, kad žiūrėjote. Karmos taškai tam, kas subscribina, laikina video ar net pasidalina su draugais. Viskas. Likite budrus, likite saugus ir pasimatysime.